Filmuoji šią? Filmuoju, vandien. Turi metrą. Aš nežinau, ar gerai matys. Tai atsilenk, biškį kapą, mąstį. Turi metrą. Aš taip. Jau, kad arba vieną didelę paimsi, arba tiek. Turi metrą. Nu, čia šitą, kur sakiau. Išvariau. Į kavarom didelį. Taip, net nenorėdom, nutaupyk palį. O ką aš sakiau, nesusirišus? Tu matai, ką aš noriu? Jo. Oi. Žiūrėk. Oho. Gerai įkybu. Mano turėjau. Todė. Labai. Sakiau, kad čia. Bet nu netikėjau, kad tokia lygį. Ušiai, blizgiai. Ir tiesiai. Nu, tai čia senutė tokia. Suprantam. Duok man tą GoPro. Nematau jisai. Laikyk, aišku. Laikyk. Va, aš pats paimsiu žuvį. Vyką trauk duosi biškį. Dėsiu GoPro ant galvos. Paimsiu aš pats. Vyniok biškį. Neduok laisvės visai. Opa. Ai, metras yra jau kaip minimum. Metras čia yra tam. Gerai. Visi. Aš jį būtų. Vytės krašto, vos ranko neįkrita. Kur tu masalas nėra masalo, ne? Gerai. Nu, va, mūsų metras, davai, pamatuokime, paleisim. Kišenėlį yra. Žiūrėk, kokį karpotą, čia kažkoks žaizda, ten mačiau, ne pirmą kartą. Kokie kišenėliai buvo? Kišenėlį mažą. Ei, va, kaip tik. Metras gylio, metrą lydeka. Matas be akies, ne pirmą pagautą. Davai telefoną trauk, fotkinsim. Mūsų metriukas. Ai, blin. 97 centimetrai. Jokių laivskūpų nereikia, o 97 centimetrai. Greičiau fotkink, kol dar guli. Nu, davai. Fotkinai. Ai, tave ten. Nu, davai. Žiūrėk, koks auglys užaugęs ant burnosiai. Špėjau biškai, kai burnai kristų rankos pizdavot. Du fotkink. Filmuoji tą su telefonu, paleisim. Filmai? Jo. Nu ką, pagojai paleis 97 cm lydeką. Šiais metais didžiausia. Tikėkimės ne paskutinė, Matos vargšė turi gumbą ant burnos. Viską, akis irgi. A, filmuoju su GoPro? Matos ir akis jau gauta, va, jau ne pirmas kartas. Atsarvės palaikysim gražuolę. Paleidžiam. Atsigaus biški. Gražuolė. Nu kokie 6 kg, 5 gal. Aš
pradžio gauka mažesnė, bet bankė tai vyriška davė. Palauk, reikia oro pažiūrėti, gal yra prie... Ai, ne. Tai, viški. Neubėka. Nu, nebesidžiauk. Pa, orą reikia išleisti. Sako, tada padeda. Nu, nes nežinau kaip tiksliai. Tai, kad biški atsigauti reikia. Tokį, žiūrėk, kiek vargo jin turės. Kokią karpą ant burnos. Kažkokį užaugus auglys. Tai ir akis gavus, nu, ne pirmas kartas, vis tiek nepasimokai, mažulė. Nu, plauksi? Neplaukia dar. Pati turi nuplaukti. Pastais nenorim valgyti. Nu? Davai. Ant gražiai, ant dugno. Plaukia. Yes! Turim! Sakiau ant tų. Paėmiau didelės. Metras, beveik apie 3 centimetrų. Kaip mano gimimo metai, 97. Tai va, varom toliau. Šiandien žvėjom su Vika. Vika mažesnis, aš didesnis, dabar šoviau ant 16 cm gumos. Aš tenksiu dabar įti biškį didesniem pamėgin, Vika mažesniam, žiūrėsim kaip seksis. Jeigu nieks neseks, varysim gal dar starkį, jeigu bus rovė. Tai va, dabar tik pradėjom. Tai ką, paskui žyvus laikus YouTube kanalą, didelis dėkui tau. Štai guba kokios pagavus spalvos. O ką, dabar bandom. Šiandien esam su dūmo valtį. Pirmą jau starkiuką paleidau, nelegalą. Tokį 40 gal centimetrą. Smagu gauti kibimo po 2 metų kiauliai. Žvėjų nemažai, sarvė didelė. 30 gramų wolframas. Ir paternos ir sistema. Gumų aiškus. Reikia begalės spalvų. Dabar pagavau ant karstinlūrės. Kęstučio Meirio pagaminto. Rožinė tokį su filetiniu. Gavau per nagus. Prieš tai mėčiau kitų spalvų nieko. Tai va, pakol kas bandysim su tą pačią dar pratempti. Toks netgi draskė jau tą gumą. Smagiai, aiškus, nelegalą bent ištraukė. Pakol kas mačiau ir vieną nelegalą ten ištraukė, bet kažko įspūdingo nieko. Niekas nepagauna. Matos yra ir ant kukano kažkas pas kažką pakabinta. Gal starkis, gal ešerys. Dabar stoviu ant šlaito krašto. Tikiuosi palį turėti kibimų. Echolotas nelabai kažką rodo. Bet starkis ant srovės yra visą laiką prisispaudęs netoli šlaito. Jam lengviau taip įsilaikyti, o štai koksai kateris. O, ribas. Čia lyg kareivių. Uniformom. Nu va, tai toks, kaip sakykim, tokia pradžia. To ištrauksiu sistemą. Ir parodysiu. O, turiu dar vieną, turiu gerą dar vieną. Vėl ant Kęstučio jaučiu. Opa, dar vieną. Atradau gumą. Tik norėjau išjungti, o čia gerą turiu. Hebra turim ir gerą starkį turiu. Eik iš čia dūmai. Davai, eini iš šono greitai. Jau gal link legalo traukia. Štai dar vienas ant džigo. Nu, gal ir netraukė, bet va. Radau gumą Kęstučio, toj parodysim. Šuolį jau nekantrauju, netgi lipti į vandenį. Ai, nepabėgs. Stačiuką neturiu. Nuskandinau praeitą kartą. Opa! Smagu. Eik čia. Tam kiek džiaugsmų. Eik, sakau, lauk. Meškis man sulaužys. Na štai. Dar vienas ant tokios pačius gumus. Eik, sakau. Šoną. Va, kad nemeluočiau, ant Kęstučio antras. Bet aš nenufilmau vieną. Gal viso piktą pamatuokim. Įdomumo centimetrų. 50 yra legalus. Tai. Opa.
dėl viso pik... Lembo, dūmai. Taigi, žodžiu. Turime 40... Eik dūmai iš šono. 44 centimetrai. Nelegalas, bet jau smagesnis. O. Tai pradedam žūklę. Nu ką, GoPro pakrauta. Paskui žvejus laikys YouTube kanalą. Bus konkursas. Galite ir dabar dar sudalyvauti konkurse. Tai žodžiu, nueinat į mano TikToką. Žvejybos laikas 5. Ten surandat video. Pakomentuojat po to video. Pafollovinat mano TikToką. Žvejybos laikas 5. Ir tada nueinat į YouTube. Pasubscribinat Žvejybos laikas YouTube kanalą. Ir galit užrašyti TikTokę, kad atlikau abidvi užduotis. Nes kada rinksiu iš TikToko, turės įrodyti, kad ir mano YouTube kanalas subscribina. O vėliau išsiųsiu dovanėlės jau aiškus, kaip sakant, burtų keliu. Nu dabar gaudom jau 2 žuvis, jau smagu. Kęstučio atradau gumą, kurį šiandien ne per didžiausia, bet paėmėm. Čia plaukiau prieš tai su echolotu 2 simbolius pamačiau. Ir vėl kažką įkabinau. Tai matyt nebus pats didžiausia žuvis. Ir tai gali būti nedidelis starkis. Vėl tiko guma. Pirmo pravedimų nelegalas. Štai. Karsten lūrės, silikoninis masalas. Starkis žūklė šiandien number 1. Iš tikrųjų, jeigu taip be reklamos, šis modelis, man lydeka, nu vat ešerį jo, lydekai nelabai, bet man lipo, o starkį tai pats geriausias. Nu, dar vienas nelegalas. Šiandien 3 jau. Gal ir legalus koks bus jau. Dar vieną turim, jau šitas geras spaudžia. Štai ką vadinu starkių žvejyba, kai neina atkelto dugno sroviai. Va, čia tai legalus turi būti. Opa, eina. Hebrytė, žvejybos laikas, judam. Po 2 metų išvariau kiaulę pasimėginti. Mačiau, kad čia kažkas pagauna. Ir baliau aš turiu legalų. Stabdžiuką biškį. Oi, geras starkė. Turiu gerą starkę. Nu, Kęstuti, tavo gumas eina. Pumpuojam, legalų starkį. Legalus 1,5 kilo kažkaip turėtų būti. Surija visą gumą. Štai. Eik dūmą į šoną. Turim! Salvija didelė, bet va. Pamačiau aš echolotę jį. Gavau, nuimsi ar nenuimsi. Testuojau. Kuo man minkota patinka, kad dabar galiu pastatyti taip, kaip kur mačiau žuvį. Ir va, vis tiek nuėmiau aš jį. Opa, legalus starkis. Eik dūmą, meškį ir sulaužysi man. Eik, sakau, į šoną. Žiūrėkit, kaip prarijo mano gumą. O šuo kandžia jau man, fu! Iš nervų kandžia, kad negauna, jam kaip narkotikai. Kaip atkabindavo, aš kažkur aplistrėjau. Čia lyg tai buvau įsimetęs. Legalus starkį paėmiau. Čia tikrai legalus. Smagu. Kęstučio guma. Štai, Kęstuti. Tavo guma. Blizgalas. Taip įgavau, kad meškės laužai testuoja šiek. Tik nuo traukti. Nu ką, dar vieną. Pagaliau po kokios 1,5 valandos gal. Turėjau vėl nelegalas pasmatyti. Nes bent jau nespaudžia kaip legalas į dugną, bet nemažas jaučias, kad jūs tie uolai didelį turim. Bet neaišku, bet ne, nelegala. Vėl ant Kęstučio tos pačios, kur dirba. Užsidėjau ir va nelegalas.
Jau šitą godžią šiandien ryja. Padega. Pabėgo. Štai va šitą šiandien dirbanti guma. Išprašė nelegalą. Gumo. Iškart pavedimas naujas vėl yra, bet vėl nelegalą. Galvas ir legalus. Žodžiu, naujas vietas ateini. Ai, va, ant pavačių šį kartą. Gal ir širys jau? Ne, visgi starkiukas. Nu, eik iš ten, greitai išme. Eik iš ten lauk, sakau. O kas čia man? Iš pavadžio, kitechą paėmėm. Man dar vienas toks nelegalas šiandien. Nu, tu pauostik. Bet jau taip timt, gavau, kažkaip nepakirtau. Nuleidau atgal gumą. Vėl pratimpiu, vėl smūgis. Eik atgal, davai. Pradėjo kipti, radau iš kur. Ant sekliuko. Ant šlaituko susiguldė. Gal yra ir legalus kur nors. Kol kas neblogai su ta guma einas. Tai ir kitos neieškosiu, kol dirba. Šitas bandžiau, va, kiek išmėčiau nieko. Liko 2 gumas, ant kurių kimbo. Tik užsidėjau ir eina. Reiškia, viskas gerai. Nežinau, ar trečias bus kyrimas, bet šiandienos provodkės vieno kampo pora kybimų, bet vien nelegalą. Gal, antrą kartą, kad tai baksteli kažkas. Metu į kalniuko apačią ir rydinu greičiau, kad daužytis. Kai srovė tokia didelė, tai vis tiek sklinda. Kol kas tik mažiukai. Ir visi šitos vietos pasitraukė, dabar pasidėjo ten arčiau Klaipėdos. Lauk, padėt. Per kur? Ten geras šlakys bus. Arba lydeka. Šlakys, aš žinau, aš lašišas gaudau, jau matau, žiūrėk kaip traukia, čia to ne lydeka. Neprivažiuok kartą. Gerai yra. Susipynus yra. Ai. Bus kaip ir lydekas. Tau kažkaip užsipainėja šlakys. Arba tu jam įkabinai labiau negu. Ne, pakirtau šiandien ir paskui traukia ir staigi, kai jie į viršų ir matyti. O gal lydekas ten yra? Tam kaip padarė. Ne, prikrūsti kartą. Ble, kaip ir lydeka, kaip ir... Kaip išla... Ne, o gal ir lydeka žiek paėmė. Man tai kažkaip į lydeką. Man irgi atrodo, nes kaip tu šokai, tai kaip lydeka. Nu gerai, to jūs inkaruosim. Ble, varyčiau paim, bet nesąmonė, geriau palauksim, kol ištraukia. Lydeka bus, va tavo monstrinė lydeka, matai, gyvena čia. Nes uodega lydekus, matau. Mane lydeka. Jo, lydys. Lydeka. Didelė, ne? Kokie 5, gal 3, 4 kilogramų. O tau ir... O tai, čia visko yra. O kaip su starkiais? Oi, judės. Ble, gera lydeka. Kėbėjimas ryte buvo dabar. Nu mes 4 mažiukus ir viskas. Lydekai. Sakai, lydekas nekimba. Kimba, bet aš nesu pagavęs, man yra nukandė. Bet čia labiau arba kabinai, arba pagavai tu ją. Ne, žinai, viskas gerai, kybo kaip priklauso, tik tai supranti, kai padarė tą išėjimą. Nu, nebaidyk, kad nepradėtų varyti. Ne, tai gerai, visi. Ir užsimetas. O sačiuoką, ai, bet mes ir neturim. Ne. Graži lydeka. Lydekai. Galva, O tai kokie gali čia pagauti? pažiūrės, ar įlys, bet mano sapnas. Įlys, bet per galvą reikia imti, kad nebūtų, žinai, nesąmonė viški. Neįlys, tu čia pakėlė. Ble, paimčiau už galvo. Mes šiandien pagavom minį 9-7 cm. Atvarėm čia. Čia vėl žiūrėk kokį gerą.
Ai, žiūrėk, šoną paleidė. Uik, tu na. Levet stipriai, ne? Stipriai, mariose tokias jas yra. Ką? Sakau, mariose stiprias yra. Sarvė, žinai, dar. Tikras sportininkas. Bet turiu kai lašišai šoko visą orą. Pažiūrėk, iš šoną gavo, matai. Mačiau, kad lydekas. Jau užadė, ne? Ir čia tu savo rekordą gali pagauti, čia tokių lydekų būna. Tai ką man šiandien nieks nekėjo. Aš gau kalašis ateinant į nerį kokią armynį. Tas pirmas šūvis. Gražus buvo. O starkių legaliau paėmei? Ne, aš tik tai kokią valandą tik atbūsiu. A, Nu gal arčiau kranto, žinai, gal tas yra. iš šono lydekas prasileido. tas. Jis guli ant dugno irgi, matai, kaip tai starkiai. Varysim lydeką dabar gauti. Varom, Nu, tai daužyk, o. Žiūrėk kokio. pavalkim palyską. Ne, gerai yra viskas. Palys išlysta. Sam tu net neįlysi, nieko kelti. Ble, paimčiau, bet. Svarbu, kad nuo nugaros neatsikabintų, nes į nugarą įkybės yra. Smagiais tokie kot. Tai kai lašis ir eina, žinok. Nery panašiai lašį gal. Žiūrėk, kai varo. Čia kokie 80 turi būt. O, ble. Pulsėjo. Gerai, gerai. Nemačiau, ką valis visi. Nu neplauk taip arti, taigi. Gerai, Tai gerai. žiūri tą. Nemainau, vis Tai gerai. Jeigu pavargsta viš. Bet tai labai patiko. Matai, pirmą išėjimą. O aš gau, kad aš lakys, nežinai, iššoko, tai iš... Tai iš šono prasileido, jinai dabar jėgų daug turi, ką tu jį pakabinai kaip aslį. Ir stovi. Jėmimas tai gan konkretai, žinau, daug pastarkį, žinai. Pauzė, čiūkš, pūkš, Ble, eitum, bet palyzda pavaltim, jeigu su rankom čiupsi. Geriau išlauk biškį. Bet pavadžio nebėra, žiūrė. Man pavadys ant nugaros yra. Tu vėlį pulsė. Gerai, gerai, tegu atsirėmė. Aš nematau nei galvakablio. Aš mačiau ant pavadėlio tau. Galvakablis nutrūko liktai. Galvakablis yra... Nebėra. Nebematyta, jisai manos nebus burnoj pasitikti. Ai, taip sakai, ne? Tu negali užsiinkaruoti tos valtis savo. Nu, gerai, aš Galvakablis burnoj, o pavadys su šono galėjo būti, taip. Ta, biškį pasakysim. Labai gražus įdimas. Biškį toliau atsistrauksim. Ble, mes su sačioku būtum paėmę, kol ant taip stovi. Galėčiau aš pasiimti? Ne, aš tavo sačioku iš priekį tiesiog priplaukiu. Tai pasimė, palauk. Gerai, laik. Bet jinai neatils, kur tu mes. Per priekį ir išlenkti, kad tai būtų. Gerai, pasileidžiam pasroviai. Svarbu, kai taip stovėtų dabar, neparvėtų. Plau. Man filmuotau čia. Tavo pasilidėjau. Palaikys taip. Ta bišsrovė paneš. Nu, per greitai neša tave. Gerai, gerai, tegu neša. Reikia šitiesi tilkti. Taip ramiai. Gerai. Gerai. Opa, gražiai lydeka. Pačiok. Atsargiai. A kas ten matas? Galvakulio nėra. Nežinau, toj palaukit valą, jeigu kas tais. Burnoj galvakulio. Bet man tos fainas gyvūnas, tu neįsivaizduoji. Čia va lydeka norėjau pagauti. Čia nufilmavom. Palauk, atleidai, ne valą. Čia greičiau sačiok. Pasėmė. Vaudama. Įdomu pačiam jau. Mes čia plaukėm, starkį ieškoti čia, bam, tijų. Šitą savo aparatą. Daug pafilmuosim kokį dydį. Nu, yra galvakablis, kažin. Lembas, nematau. Val, atsileisim meškę, dar lūš paskiau. Arba atsikavinti reikia. Tokia kaip šiandien aš pagavau. Jo, žiūrėk, burnoj. Žiūrėk, galvakablis imta, jeigu... Į nukando, Tai aš tau tas su šoną. pasisekė. Aš sakau, kad jisai gyvimas buvo gražus, žinai. Galvakaliu. Galvakablis
Burnoja tas dar už šoną, įgausiai tas, dėl to jinai taip. Tuoj, palauk, paleis, reikia nufilmuoti. Nu, Niurka, dėsite. Palauk, nuvaryk.